Sveikas, tautietė. Pradžiai leista pasveikinti sulaukus 2017 metų. Yes, mes tai padarėme. Bet tikiuosi, tai nebus mūsų paskutiniai metai. Tikiuosi, tu tautietė sulauksi dar daug gražių metų. Ypatingai, jeigu žiūrėsi mūsų kanalo laidas ir naudosiesi mūsų kanalo sveikatingumo patarimais. Nes mūsų kanalo pagrindinis tikslas, kad kiekvienas žiūrovas pasiektų kaip minimum 100 metų ir per savo ilgą gražų gyvenimą niekada niekuo nesirgtų. Na, išskyrus su labai mažytėm, ten šiek tiek peršalta dar kažkas, bet jokių labai didelių rimtų ligų. O jeigu ir kažkas atsitiktų, kad tu išsigydytum visiškai natūraliai, be tokių vaistų, kurie pavers iš tavęs vaikščiojantį zombį. Ok, tai kai dabar išsiaiškinome, koks mūsų kanalo tikslas, beje, tai yra naujas mūsų kanalo pristatymas, noriu tiesiog pakalbėti, reiškia, kad didžiulė lietuvių problema šiai dienai yra, kad jisai žino mažiau negu 0. Taip, apie sveikatingumą turiu omeny. Galima žinoti mažiau negu 0, nes masinės informacijos priemonės, kaip televizija, žurnalai, laikraščiai, internetas jums meluoja. Taip, jums kiša visokias nesąmonės, dietologiškas, sveikatingumo. Ar nebūtų absurdas, kad storulis dietologas aiškina žmogų, kaip numesti svorį? Arba tas, kas serga diabetu, aiškina, kaip žmogų nesusirgti diabetu. Manau, kad čia reikėtų tiesiog pagalvoti. Jeigu eitumėte į sporto salę, ar jūs distrofiko paklausumėte, kaip užsiauginti didelius raumenis? Manau, kad ne. Tai būtų paskutinis žmogus, kurio jūs klausumėte. Taigi, klausykite tokių žmonių, kurie patys yra sveiki. Sakykime, man dabar yra jau beveik 40 metų. Na, bus už kelių mėnesių. Bet jūs ir patys pastebite, kad aš atrodau kur kas jauniau ir šiaip žmonės mane sutikė, visi galvoja, kad aš esu jaunesnis. Tai buvo ne visada. Aš tiesiog numečiau gerus 10 metų. Taip, jūs galite netgi numesti metus, ne tik svorį, bet ir metus. Grinai prieš kelis metus ir aš atrodau dabar jaunesnis, negu aš atrodžiau prieš 10 metų iš tikrųjų. Ir daug sveikesnis ir jaučiuosi kur kas geriau. Aš jaučiuosi geriau dabar, negu būdamas 18 metų. Turbūt tai būtų jums taip pat didžiulė paspirtis tapti sveikų žmogumi, nes nėra nieko malonaus būti apsnūdusiu, vaikščiojančiu zombiu, visiškai be energijos ir tiesiog gaudyti visas tas ligas, kurios tiesiog nori kibti jums į kaklą. Todėl būtina, kad jūs vadovautumėtės patarimais sveikų žmonių, kurie ir patys užsijama savimi. Žinoma, mano pagrindinis tikslas buvo pirmiausia užsiimti savimi ir sužinoti kuo daugiau informacijos, kaip tai padaryti. Ir visą šią informaciją aš noriu pasidalinti. Noriu, kad jūs mano žiūrovai, būtumėte lygiai tokie pat sveiki. Todėl žiūrėkite mūsų kanalo laidas, nepražiopsokite nei vienos. Taip pat dalinkitės mūsų kanalo laidomis su savo draugais, giminaičiais, netgi priešais. Ir nepamirškite, mums labai padės, jeigu jūs prisiregistruosite prie kanalo, tai padės jums taip pat, nes jūs tada nepražiopsosite mūsų laidų. Komentuokite, klauskite, aš visados pasiruošęs atsakyti. Mūsų kanalo komanda visados pasiruošusi padėti jums visais klausimais. Tai tiek bus mūsų pristatymui ir tikiuosi mūsų kanalo žiūrovų kur kas daugiau padaugės. Mes visų jūsų labai laukiame ir tikimės, kad jūs būsite pats sveikiausias žmogus.